Sol FM. Taigi, sveiki, mėlyje Sol FM klausytojai, sveiki sugrįžę į antrąją šios nakties laidos dalį. Tikiuosi, kad buvot prisijungę ir klausėtės pirmosios laidos dalies, nes čia išties šią naktį kalbu, pasakoju įdomią istoriją, bet ne tik šiaip tiesiog įdomią istoriją, bet ir kartu labai sudėtinga ir sunkiai galbūt pakeliama istorija. Tai šią naktį, tie, kas prisijungia tik dabar į antrąją laidos dalį, tai tiesiog priminu, šią naktį mes kalbame apie tą žinomąjį, dar kitaip vadinamąjį Tuskegee eksperimentą arba blogojo kraujo eksperimentą. Arba dar kitaip tai vadinamas tas eksperimentas, vadinamas Tuskegee juodaodžių vyrų negydyto sifilio tyrimas. Taip šis tyrimas buvo pavadintas. Tai iš esmės, pirmąją laidos dalį užbaigėm ties tuo, aptarėm, kas yra sifilis, apskritai aptarėm, kas tai yra per infekciją ir kaip jinai yra gydoma šiomis dienomis, apskritai pačią istoriją sifilio ir ta prasme, kad tai, šita lytiškai plintanti infekcija yra išties blogai. Tai tą išties pavyko, tikiuosi pavyko jum pirmoje laidos dalyje, kas klausėtės, įtikinti jūs tuo ir iš esmės šiek tiek istorijos pridėjom prie pačio eksperimento pradžios, tai yra nuo kada tai visa tai prasidėjo ir kokia buvo motyvacija tikėtina šio eksperimento ir iš esmės užbaigėm pirmoje laidos dalį tuo, kad Jungtinės Amerikos valstijų sveikatos priežiūros institucijos bei Tuskegee vietoje, ta prasme, tame mieste esantis vietinis institutas, tas žinomas Tuskegee institutas, jie kartu, ta prasme, tiek Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos priežiūros institucijos tuometinės ir Tuskegee institutas kartu nusprendė bendradarbiauti ir surengti tokį kaip ir eksperimentą, ištestuojant, ne visai testuojant, bet stebint ilgai negydyto to lėtinio, lėtinio sifilio padarinius juodaodžiuose vyruose, kadangi vėlgi tuometinė medicininė, nuomonė Jungtinėse Amerikos valstijose vyravo tokia, kad juodaodžiai ir baltaodžiai susilaukia skirtingų sifilio padarinių tiksliau. Tai iš esmės, jeigu suserga, kaip pavyzdys, juodaodis vyras ir baltaodis vyras sifiliu ir ši infekcija nėra toliau gydoma, tai po tam tikro laiko sifilis tiek pas baltaodį, tiek pas juodaodį vyrą, išsivysto į kardiovaskulinį sifilį arba į neurosifilį. Tai čia buvo tokia nuomonė. Tai iš esmės buvo manoma, kad tarp juodaodžių ir baltaodžių vyruoja tas toks išskirtinumas, kad baltaodžiai dažniau suserga, vėliau pas baltaodžius išsivysto neurosifilis dažniausiai, o pas juodaodžius dažniausiai išsivysto kardiovaskulinis sifilis. Ta prasme, čia jeigu jau kalbam apie sifilį, kuris ilgiau išsibūna, ta prasme, pas žmonės ir nėra išgydomas. Tai Čia tokia buvo kaip ir teorija. Kaip mes žinome dabar, šiomis dienomis, tai ši teorija neegzistuoja, jinai nepasitvirtino, kitaip tariant, šitą hipotezę ar teoriją, ar kaip mes pavadinsim, ir tai yra klaidinga. Tai buvo jau tuo metu klaidinga kaip ir nuomonė padaryta, bet iš esmės tą norėjo ištestuoti Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos priežiūros institucijos su pagalba iš Tuskegee instituto. Ir ką jie nusprendė padaryti? Jie nusprendė padaryti tokį kaip ir eksperimentą. Aš jau minėjau tą pirmoje laidos dalyje, kad iš esmės dar prieš tą eksperimentą Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos priežiūros institucijos, jos žinojo, kad buvo darytas toks kaip ir tyrimas Osle, Norvegijoje, kuriame buvo ištirti padariniai sifilio, tačiau jiem, Jungtinėm Amerikos valstijom, netiko šio tyrimo išvados, kadangi tyrime dalyvavo, net nedalyvavo tame tyrime, bet buvo paimtos tiksliau medicininės istorijos tik tais baltaodžių vyrų. Tai iš esmės tai netiko šiam eksperimentui, kadangi čia turėjo būti eksperimentuojama su konkrečiai juodaodžiais vyrais. Taip, iš ties ši laida bus ganėtinai, gal net sakyčiau, rasistinė ir tą jau minėjau pirmoje laidos dalyje ir tą pakartosiu tikriausiai antros laidos dalyje, čia prieš tęsiant viską, kad čia yra sudėtinga tema, tikėtina, kad ir daug šnekėsiu ir bus daugybė tų faktų, kuriuos tikiuosi nesuklysiu pasakodamas jums, bet kartu noriu pažymėti, kad žmonės, jeigu jūs esate jautros psichikos arba apskritai esat, nepilnamečiai, kaip pavyzdys, žmonės atsijunkit. Aš net nežinau, kaip tą jums priverst padaryti, nepavyks man tikriausiai, bet turėkit sąžinės pas save, netraumuokit savęs žmonės, čia keistų dalykų tikrai pripasakosiu ir šlikščių. Ta prasme, iš esmės kalbėsim, jau savame suprantama, kad kalbėsim apie medicininę etiką, tą vadinamąją, ar ne, ir apie žmonių moralę, ir kalbėsim, kad, iš esmės šios nakties tema yra, kad, ta moralė, ta etika medicininė buvo paminta. Tai ypač per šį Tuskegee eksperimentą. Tai tam, kad jūsų sakykime, nenervuočiau ir nesukelčiau kažkokių
nežinau, gal net traumų ar kažko panašaus, siūlau atsijungti, neklausyti toliau ir nežinau, paieškoti galbūt kokių nors kitų mūsų laidų buvusių, kurios, pasakoja ką nors švelnesnio, gal taip sakykim. Tai taip, tikiuosi jau atsijungėt ir galim kaip ir toliau tęsti. Tai užbaigiam pirmąją laidos dalį ties tuo, kad eksperimentas buvo pradėtas, startuotas nuo 1932 metų. Aš jau berods ir minėjau, kad jisai tęsiasi 40 metų iki pat 1972 metų. Tačiau taip iš pat pradžių nebuvo. Pačio eksperimento esmė buvo, kad jis turės trukti apie 6 mėnesius. Buvo tikimasi, kad eksperimento trukmė bus 6 mėnesiai ir po to, kai jisai bus atliktas, sakykime, po tų 6 mėnesių, visi dalyviai eksperimento, visi, kurie serga sifiliu, jiem bus suteikta atitinkama medicininė pagalba ir kad bus siekiama iš esmės juos pagydyti nuo sifilio. Tai čia buvo tokia, galbūt, sakykime, pradinė eksperimento idėja, bet dabar yra problema, ar ne? Tai žmonės, kurie atvyko į Tuskegee, ar ne, į tą miestą Alabamos, atleiskit, valstijoje, tie visi šio eksperimento, sakykime, norėjau sakyti dalyviai, bet sakyčiau, eksperimento organizatoriai ir vykdytojai, tai visi šitie mokslininkai, medikai, jie suprato, kad niekas nenori būti bandomuoju triušiu, ar ne? Savaime suprantama, niekas nenori, apskritai niekas nesutiks tiesiog nesigydyti jiems diagnozuoto sifilio. Tai kaip pavyzdys, nežinau, jeigu jie suras kokį nors vyrą, sakykime, Tuskegee, tame mieste, kuriam bus ištirtas kraujas ir jie ras sifilį jame ir ta prasme, jeigu tam vyrui taps žinoma, kad jisai serga sifiliu, jisai nesutiks tiesiog likti tame eksperimente ir nežinau, 6 mėnesius laukti ir būti stebimam. Tas vyras iš karto puls, gydytis, ar ne, nes čia sifilis, ta prasme, žmonės, mes jau kalbėjom pirmoje laidos dalyje, tai padariniai sifilio yra tragiški, košmariški, ta prasme, iš jų pasveikti, ta prasme, jau susilaukus tų padarinių, tu negali pasveikti, ta prasme, išsigydyti. Ta prasme, iš esmės tu gali išsigydyti nuo sifilio per ankstesnes tas stadijas, gali nutraukti galbūt to sifilio tuos būsimus padarinius, bet jeigu jie jau atėjo, jeigu tu susilauki tų padarinių minėtojų sifilio, iš esmės kaip ir viskas, visos durys užsidaro, tu antibiotikais negali išgydyti įvairių deformacijų, ta prasme, savo kūno, kaulų pažeidimų, kaip pavyzdys, savo vidinių organų pažeidimų ir panašiai, kurios gali sukelti sifilio vėlesnės stadijos. Tai iš esmės taip, bet koks žmogus, kuriam bus diagnozuotas sifilis tame Tuskegee mieste, jisai iš karto pultų ieškoti išeičių, ta prasme, jisai ieškotų būdų pasveikti nuo sifilio. Tai tą iš karto suprato tie mokslininkai atvykę, kurie norėjo tirti sifilio, ar ne? Visus to 6 mėnesius nepavyks tiesiog žmogaus įtikinti, kad tu nesigydyk nuo sifilio, ar ne? Lygiai taip pat tu ir nerasi nei vieno savanorio, kuris savo noru sutiks, tarkim, apsikrėst sifiliu ir 6 mėnesius nieko nedaryti. Čia tikriausiai apskritai nei vienas iš jūsų nesutiktų tokio dalyko daryti, tikriausiai net už jokius pinigus, ar ne? Tai tą mokslininkai iš karto suprato ir vėlgi, mes kalbam apie įdomų epizodą istorijoje, mes kalbam apie 1932 metus, tai jūs tikriausiai žinosit, čia buvo toji ekonominė didžioji depresija, iš esmės daugybė žmonių kentėjo nuo sakykime, ekonominių dalykų, tai kitaip tariant, ta bedarbystė užpuolė, ta prasme, ekonomiką ir apskritai čia galbūt visai atskira tema, bet iš esmės tuo metu vargas buvo didžiulis, ta prasme, tose vietovėse ir Alabamos valstija buvo viena iš neturtingesnių, sakykime, valstijų, o Tuskegee miestas apskritai, jau minėjau pirmoje laidos dalyje, buvo vienas iš daugiausiai užsikrėtusių sifiliu miestų, berods 30–35%, ta prasme, populiacijos tenais esančios, ta prasme, buvo užsikrėtę sifiliu ir kartu tenais buvo vieni iš vargingiausių žmonių gyvenusių. Ta prasme, apskritai jau minėjau pačią situaciją, ta prasme, žmonių ten esančių juodaodžių, ten buvo tikrai jų nemažai gyveno tame mieste, bet iš esmės jie dirbdavo daugiausiai prie grūdų, jie sėdavo grūdus laukuose, jie tuos laukus nuomodavosi iš įvairių nuomotojų, ar ne, ir tiem patiem nuomotojam vėliau atiduodavo dalį derliaus ir jiem likdavo tik tais labai smulki derliaus dalis, kurią jie vėliau parduodavo ir užsidirbdavo šiek tiek pinigų pragyvenimui, bet iš esmės to neužtekdavo kažkaip pasitaisyti savo ekonominę situaciją, juo labiau per didžiąją depresiją. Tai iš esmės tiem juodaodžiam buvo sunku, ta prasme, tame mieste. Čia taip apipavidalinant, atleiskit. Tai tie mokslininkai atvykę į Tuskegee miestą, jie suprato, kad paprasčiausiai tiem juodaodžiam nepavyks jau sakykime, kenčiantiem nuo ekonominių problemų, nepavyks jiem dar sakykime, parduoti šito eksperimento ir jiem pranešti apie jų diagnozuotą sifilį ir jiem
ir jų paprašyti 6 mėnesius nesigydyti. Jie suprato, kad jiem reikės imtis kitų priemonių ir mokslininkai suprato, kad, jiem reikės meluoti, jiem reikės nuslėpti tam tikrus dalykus. Galbūt neaktyviai meluoti, bet tiesiog nuslėpti, nesakyti, kad jie serga sifiliu. Ir mato, čia prasideda ta etika, ar ne? Įsivaizduokit, jeigu jūs nueinat pas daktarą kaip pavyzdys ir jūs išsitirėt savo kraują. Ir tas daktaras galbūt gauna išvadą, ar ne, patikrina jūsų kraują ir pamato, kad, jame yra daugybė blogybių, ar ne? Ir jisai nusprendžia jums pasakyti, kad, viskas jums gerai. To prasme, arba kaip tik jums pasako ne tai, kad viskas yra gerai, bet pasako, kad, jūs sergat galbūt kokią nors lengvai paprastai išgydoma liga, bet jums galbūt nepasako kažko svarbaus, kažkokios blogesnės ligos. Kaip pavyzdys, jeigu žmogus sirgtų, čia jau šiuo konkrečiu atveju, žmogus serga sifiliu, ar ne, bet jam nepasako, kad jisai serga sifiliu. Jam pasako, kad jisai serga galbūt, nežinau, jam galbūt mažakraujystė, kaip pavyzdys anemija, ar ne, gal jam kokios nors kitos ligos, bet jam nepasako, kad jis serga sifiliu. Čia yra blogai, čia yra baisu, ta prasme, ir čia yra tas etikos pažeidimas, tas esminis etikos pažeidimas šio eksperimento metu, apie kurį mes šnekėsim. Tai taip, iš esmės mokslininkai atvykę į Tuskegee miestą, jie nusprendė, kad, siekiant šį eksperimentą įvykdyti, ta prasme, visus tos 6 mėnesius sėkmingai stebėti sifilio padarinius juodaodžiuose, jiem, reikalinga vilioti ten esančius juodaodžius, tuos žemės darbininkus, ar ne, įvairiausiais pasiūlymais susijusiais su sveikata, ar ne. Tai pirmiausia, jie atvykę iš karto, prisistato, kad, iš esmės, taip, jie vykdys tam tikrą eksperimentą, tokį tyrimą, ir jie siūlo tiems Tuskegee esantiems vietiniams gyventojams, tiems juodaodžiams, jie pradeda siūlyti, kad, jūs galite dalyvauti šiame eksperimente, kuriame mes tirsim kažką, apie ką mes jums aiškiai net nepasakom apie ką. Ta prasme, iš esmės pačio eksperimento esmė ir tikslas tiem juodaodžiams nėra pasakomas, ar ne? Yra pasakomas, kad jūs dalyvausit tam tikram eksperimente susijusiame su, sveikata, savaime suprantama. Ir jeigu jūs dalyvausit šitame tyrime, jums mes duosim daugybę tokių kaip ir, sakykime, privilegijų, savotiškų naudų. Mes duosim jums nemokamą sveikatos priežiūrą, jums duosim net maisto po sunkios darbo dienos, ar ne? Ir tai tiem juodaodžiam, kurie, aš jau kaip ir minėjau, pirmoje laidos dalyje, pats išsilavinimas buvo žemo lygio ir jie buvo, jų ekonominė situacija buvo tikrai nepavydėtina, jie buvo labai vargingi žmonės ir, iš esmės mes kalbam apie didžiosios depresijos laikus, ar ne, tai toks pasiūlymas gauti tą tokią kaip ir nemokamą sveikatos priežiūrą ir gauti net maisto, po darbo dienos, tik dėl to, kad tu ateisi atlikti tyrimus, kraujo tyrimus, skamba išties, patraukliai. Ta prasme, man tiesiog reikės apsilankyti, ateiti, duoti kraujo ir už tai dar gausiu įvairių tokių dalykų. Tai čia nuostabu, ta prasme, puikus pasiūlymas, ar ne? Tai savaime suprantama, jie susilaukia daugybė žmonių, daugybės juodaodžių, ar ne? Ir, tuos juodaodžius vėliau šie mokslininkai vadino tiesiog savanoriais, ar ne? Jie buvo... Jie nežinodami patys, jie žinojo, kad jie dalyvauja kažkokiame eksperimente, bet jie nežinojo to eksperimento tikslo, ar ne, ir esmės. Ir tokiu būdu jie tapo, duodami tuos kraujo tyrimus, jie tapo kaip ir eksperimento dalimi, o tiksliau savanoriais, taip kabutėse tariant, ar ne, patys tie medikai, tie organizatoriai šito eksperimento ir tie patys tyrėjai, mokslininkai, ir vykdytojai šio eksperimento, jie vadino šios juodaodžius tiesiog, savanoriais, kas nėra tiesa, nes jie savo norų nesutiko tiesiog, nesutiko būti, kaip čia pasakius, neinformuoti apie sifilio diagnozę, ar ne? Tai iš esmės, kas vykdavo, tai savaime suprantama, čionais vietiniams, kurie atvykdavo, pasitikrinti savo sveikatą, jiems būdavo tiesiog pasakoma, kad, iš esmės tu dalyvausi eksperimente, ar ne? Ir štai, duok mums savo kraują, mes jį ištirsim, ir jeigu tavo kraujas, sakykime, blogas, tai tada mes tau duosim įvairių vaistų, nemokamai, tave gydysim ir tau tiesiog tai reikės, kas kart atvykti pasitikrinti sveikatą. Jeigu tu susirgsi kokiom, kitom ligom, sakykime, kaip pavyzdys, mes irgi tau padėsim pasveikti ir kartu mes tau ir duosim šiek tiek maisto ar kažko panašaus. Tai, iš esmės taip viskas ir vyko. Ir kas atsitiko, tai, eksperimento šio metu, net ne eksperimento metu, bet pačioj pradžioje eksperimento, jie susilaukė daugybė žmonių dėmesio, iš viso 600 dalyvių. Tai 399 šitų dalyvių, šių 600 dalyvių, 399 dalyvių, iš viso visi buvo vyrai, tai visi šitie juodaodžiai, vyrai, 399 iš jų sirgo sifiliu. Ir jiem nebuvo pranešta, kad jie serga sifiliu, jiem buvo pranešta, kad jie turi blogą kraują. Ir taip ir tiesiog buvo pasakoma, čia yra labai yra keista, ar ne?
čia tikiuosi suprantamai tiesiog papasakojau, ta prasme, visą šitą dalyką, bet tiesiog šitie žmonės atvykdavo pasitikrinti savo sveikatą, iš jų būdavo atvykus jau jiem buvo paimamas jų kraujas ir jeigu jį ištyrus, ta prasme, tie mokslininkai aptikdavo sifilį, jie sugrįždavo pas tą patį, juodaodį, ta prasme, iš kurio buvo paimtas kraujas ir jiem nurodydavo, kad, jie turi blogą kraują, taip cituojant kabutėse. Ir ką reiškia blogas kraujas, tai čia bet ką. Viską vos ne, ar ne, jums tai nieko nesakytų, jeigu prie jūsų prieitų daktaras ir sakytų, kad jūsų kraujas blogas, tai nieko nereiškia, ta prasme, man reikia žinot, kokia liga, ar ne, ką jūs nustatėt. Ir taip, tas blogas kraujas realiai reikšdavo, kad tu sergi sifiliu, bet to nežinojo juodaodžiai. Jie galvodavo, kad, tie žmonės, kurie duodavo tą kraują, ar ne, jiem pasakydavo, kad, tiesiog pas tave kraujas yra blogas, tai tikėtina, kad tai gali būti mažakraujystė, ta anemija, galbūt kažkas su nuovargiu susiję, bet jiem niekada aiškiai nebūdavo pasakoma, kad tu sergi sifiliu. Ir tikslas buvo nesakyti tam, kad jie nepultų ieškoti išeičių, kad jie nepradėtų gydytis, ar ne? Nes eksperimento tas esminis tikslas, tas slaptas tikslas, apie kurį niekas daugiau nežinojo, tik tais patys tie mokslininkai, kurie vykdė šitą, beros tik jie žinojo apie šitą esminį tikslą. Ta prasme, šito tyrimo, tai kad, šie žmonės, ta prasme, šie juodaodžiai, kurie serga sifiliu, jie negali gydytis ir mums reikia pasižiūrėti, mums reikia pamatyti, ta prasme, tuos padarinius sifilio ant tų pačių šitų juodaodžių, kurie susirgo jau tuo ir vis dar serga tuo lėtiniu sifiliu. Tai čia, nežmoniška atrodo, ar ne, jiem net nepranešė apie šitą diagnozę. Tai taip, iš esmės patį procesą aš jau jums paaiškinau, tai kad buvo gauta nemažai dėmesio, ta prasme, atvykus mokslininkam į Tuskegee miestą, iš esmės 600 vyrų atvyko savanorių, sakykime, atvyko dalyvauti šitame eksperimente, visi juodaodžiai, visi vyrai, kaip ir minėjau, ir 399 vyrai iš šių 600 vyrų buvo sergantys sifiliu, ar ne, tuo lėtiniu sifiliu. Jų amžius buvo nuo 25 iki 60 kažkur ir kiti likę 201 vyras buvo nesergantis sifiliu. Jie buvo vadinami kontrolės grupė. Tai kitaip tariant, įvairūs moksliniai tyrimai turi tą vadinamą kontrolę, tą kontrolės grupę. Čia aš ilgai nepasakosiu apie tai, bet esmė tikriausiai supranta, tai tiesiog palyginimui ir įvairūs, čia mokslinis metodas tiesiog. Iš esmės daugybėje tyrimų būna ta vadinamoji kontrolė. Tai šiuo atveju 201 vyras buvo neužsikrėtę sifiliu, ar ne, o likę 399 buvo užsikrėtę sifiliu ir jie apie tai nežinojo. Su tuo tikslu, kad jie nepradėtų gydytis ir kad pavyktų tą eksperimentą, tuos visus 6 mėnesius stebėti padarinius to sifilio ant tų pačių juodaodžių. Taigi, kol vyksta tyrimas, tie patys 399 juodaodžiai, kurie sirgo sifiliu, jie vis atvykdavo tikrintis kraujo, jų kraujas vis dar būdavo blogas, tai vadinama būdavo, tavo kraujas blogas ar ne, ir jiem vis būdavo duodami tie įvairūs vaistai, nes vėlgi aš jau minėjau, kad jiem buvo nurodoma, ta prasme, visiems, kurie dalyvavo eksperimente, kad jeigu jūs susirgsit kokiom nors ligom, sakykim, tai mes jums skirsim nemokamus vaistus, sakykim, nemokamai jūs gydysim ir panašiai. Tai skambėjo išties gerai ir, kadangi buvo rastas blogas kraujas, tai savaime suprantama, jūs mus nemokamai išgydysit, ar ne? Ir taip, tas buvo daroma taip faktiškai žiūrint, bet realybėj šie žmonės nebuvo gydomi, nes dabar sakysit, kaip čia viskas veikia, ar ne? Nes tas skamba, kad, kaip čia pasakius, tiem juodaodžiam buvo pasakyta, kad jeigu mes rasim blogą kraują, mes jūs išgydysim. Bet tada tokiu atveju tyrimas neįvyktų, ar ne, nes gautųsi, kad mes gydom žmonės nuo sifilio, bet ne, supraskit šitą kitaip žmonės, kad gaudavosi, kad pas juodaodžius, pas tos pačius 399 žmonės buvo aptiktas sifilis, jiem apie tai nebuvo pasakyta, jiem buvo pasakyta, kad jūsų kraujas blogas ir jiem būdavo duodamos įvairios, cukrinės tabletės, taip sakykime, kabutėse, jiem būdavo duodami placebai, jiem būdavo skiriamas netikras gydymas, kitaip tariant. Ir taip, tai tęsdavosi. Tie žmonės toliau vykdavo, toliau duodavo kraują ir jis toliau būdavo blogas. Tas kraujas visada buvo blogas, ar ne? Ir kuo toliau tas kraujas būdavo blogas, jiem toliau būdavo skiriami tie papildomi tyrimai ir toliau būdavo duodamos tos įvairios tabletės, įvairūs vaistai ir panašiai, kurie būdavo placebo, kurie nebūdavo tikri. Ta prasme, tas gydymas buvo tiesiog netikras apskritai, ar ne? Ir visas tas cirkas, čia taip kabutėse tariant, buvo daromas su siekiu tiesiog ištirti toliau ir stebėti, kaip sifilis
vystosi toliau pas juodaodžius ir kokie yra jo padariniai. Tai yra baisu. Žmogus nežinojo, kad jisai serga sifiliu, kitaip tariant. Bet kuris iš tų 399 ar ne vyrų, jie tiesiog nežinojo, kad tas jų blogas kraujas reiškia kur kas daugiau nei jie įsivaizduoja. Kad jie serga išties pavojinga liga sifiliu ir ta prasme jisai toliau vystosi į dar blogesnius, ta prasme, padarinius. Tai gali lemti ir mirti, ta prasme, pačią žūtį, ta prasme, žmogaus. Ir ta prasme, tie mokslininkai pasirinko, jie žinojo, ant kiek tai yra pavojinga, bet tie mokslininkai, kurie tyrė ir vykdė šitą eksperimentą, jie pasirinko toliau viską tęst. Ta prasme, jie net nepajuto kažkaip tokio keisto moralinio, nežinau, moralinio suvibravimo, nežinau kaip tą kitaip pavadinti, ar ne, kad, na, čia kažkas keisto, kad galbūt ne taip turėtų būti viskas vykdoma, ar ne, ir kad galbūt reikia viską nutraukti. Čia yra baisu, ar ne, ir iš esmės, na, tada kaip viskas toliau vyksta, tai tie tyrimai toliau vyksta, aš kaip ir minėjau, ir jie turėjo vykti apie 6 mėnesius, ar ne, nes na, pats eksperimentas, ta prasme, jo tokia esmė, jo finansavimas buvo berods skirtas apie 6 mėnesiam. Pasibaigus terminui, kas atsitinka, tai, na, prieinama išvados, kad mes neturim pakankamai duomenų ir, na, mums reikia pratęsti eksperimentą, ar ne? Ir kas atsitinka, tai taip, tas eksperimentas yra toliau tęsiamas ir tas terminas prailgsta iki pat 40 metų. Tai įsivaizduokit, vietoj 6 mėnesių tas terminas daugybę kartų prailgsta iki pat 40 metų. Aš jau minėjau, kad eksperimentas truko nuo 1932 iki pat 1972. 40 metų, žmonės, įsivaizduokit. Tai, ta prasme, per visą tą laikotarpį tie patys 399 vyrai, juodaodžiai tie vyrai, kurie buvo užsikrėtę sifiliu, jie buvo stebimi visą tą laikotarpį. Tai per tą laikotarpį iki pat 1972 metų, na, savaime suprantama, įvyko daug kas. Įvyko, kaip pavyzdys, Antras pasaulinis karas, ar ne? Ir na, čia per visą tą laikotarpį iki pat 1972 metų jiems buvo pažadėta, kad jiems bus suteiktas, na, tas tolimesnis gydymas, tas nemokamas tolimesnis gydymas. Bet kadangi su laiku, ta prasme, tas finansavimas buvo skirtas realiai 6 mėnesių eksperimentui, tas finansavimas per tos 40 metų realiai išnyko, nutrūko, ar ne? Ir tada tas gydymas, tas žadėtas gydymas nuo ligų, realiai tapo išskirtinai tik placebo. Tam, kad suprast aiškiau, apie ką aš kalbu, tai pats tyrimas tie placebo tyrimai buvo susiję galbūt su, kaip mes kalbam apie patį sifilio gydymą, ar ne? Bet tačiau jeigu bet kuris iš tų juodaodžių susirgdavo kokią nors kitą ligą, nesusijusią su sifiliu, ta prasme kažkuo kitu, jiem būdavo išties skiriamas gydymas, na, nemokamas. Bet su laiku vėliau gavosi taip, kad, na, jie net nebuvo gydomi net ir nuo kitų ligų. Tai tikiuosi tinkamai ir aiškiai paaiškinau tai, kad, na, eksperimento esmė buvo tirti galų gale tiesiog ilgo to lėtinio sifilio padarinius pas juodaodžius vyrus, ne? Ir jeigu jie susirgdavo kažkuo kitu, ne sifiliu, tarkim, ar kažkuo kitu, tai jiem būdavo skiriamas nemokamas gydymas. Tuo tarpu, kai eksperimentas prasitęsė virš 6 mėnesių iki pat 40 metų, jie net nebuvo gydomi tada jau ir nuo tų kitų ligų nesusijusių su sifiliu. Jie tada iš vis nebuvo gydomi, jie buvo vietoj to, na, jiem buvo skiriamas tas toks netikras gydymas, tos cukrinės tabletės, kaip aš vadinu, tos placebo. Jiem būdavo duodami netikri vaistai. Tai tas pats susiję ir su sifiliu. Jeigu, tarkim, žmogus ateidavo išsitirt, ar ne, aš kaip ir minėjau, visi tie 399 vyrai turėjo sifilį, ar ne, tai kai kurie visiems jiems buvo pasakyta, kad jie turi blogą kraują ir tarkim, kai kurie iš jų buvo sergantis tik sifiliu ir niekuo kitu, tai jie buvo gydomi tik tais per placebo. Tuo tarpu kiti turėjo ir sifilį, ir dar kitų ligų ir panašiai, tai jie buvo gydomi, ta prasme, jų tos kitos ligos buvo gydomos, bet sifilis tuo tarpu nebuvo gydomas. Tai iš ties baisu, atrodo, išskirtinai konkrečiai ta viena pavojinga ir baisi liga buvo jiems nežinoma. Buvo nežinoma iki pat 1972 metų realiai, apie kuriuos ir vėliau papasakosiu. Tai tęsiant toliau, atleiskite, aš čia taip jau išsiplėčiau, man iš ties buvo įdomi šita tema, bet jinai ir kraupi savotiškai, žinot, ir to prasme labai, nežinau net kaip paaiškinti, to prasme, šitą dalyką, bet buvo labai keista skaityti, kad, to prasme, žmonės, čia gal toks atrodo, žinot, nežinau, įsivaizduokit 100 žmonių laboratorijoje ir nesėdi, jie visi žino, ką jie daro. Ta prasme, čia yra protingi žmonės, ta prasme, tie medikai nebuvo tiesiog išprotėję ar kažkas panašaus, jie visi baigė ilgus mokslus ir panašiai, jie žino, ką jie daro, jie supranta, kad jie gali padėti ir išgydyti žmonės, bet jie pasirenka to nedaryti dėl to, kad, na, eksperimento esmė yra visai kitokia ir atrodo kažkaip jie vertina to eksperimento išvadas kur kas aukščiau nei žmogaus gyvybė. Ir kartu tada iškyla tas toksai, na,
savotiškas klausimas galbūt dėl tų hipokratiškų principų. Žinot, tą Hipokrato priesaiką, aš jos atmintinai tikrai nežinau, bet iš esmės vienas iš tų principų, tas vienas iš pirmųjų ir pagrindinių principų, ta prasme, Hipokrato tos priesaikos yra, kad, tu turi siekti pakenkti kuo mažiau. Ta prasme, tavo veiksmai turi apskritai nekenkti savotiškai ir tu turi nekenkti. Ta prasme, nedaryk blogo, kitaip tariant, ar ne? Tu neturi sukelti blogybių žmogui, pacientui tam, ar ne? Tu turi siekti pacientui padėti, o ne atvirkščiai sukelti, pabloginti jo situaciją, kitaip tariant. Ir čia šiuo atveju atrodo, kad visiems tiem 399 vyram, tiem juodaodžiam, ta situacija buvo pabloginta. Jiem atrodo, jokia pagalba nebuvo suteikta, nes visi šie mokslininkai, kurie vykdė ir organizavo šitą eksperimentą, jie siekia tiesiog stebėti, kas atsitinka juodaodžiam, kurie užsikrėtė sifiliu ir nuo jo nesigydo ilgą laikotarpį. 40 metų, įsivaizduoja, čia yra košmaras. Bet tęsiant realiai toliau, tai taip, įvyko daugybė dalykų žmonės per visą tą laikotarpį iki pat 1972 metų. Daugybė mokslininkų, kurie dalyvavo šiame eksperimente, irgi pradėjo reikšti savo tas tokias, kaip čia pasakius, atskirasias nuomonės. Jie pradėjo kelti klausimą dėl etikos pačio eksperimento, dėl pačios naudos eksperimento, nes vėlgi, aš jau kaip minėjau, eksperimentas prasidėjo nuo 1932 metų. Penicilinas realiai buvo atrastas 1928 metais ir jis jau buvo testuojamas ir jo ta prasme, poveikis gydant sifilį, ta prasme, jau buvo žinomas realiai. Tai pats eksperimentas ir jo esmė atrodė nereikalingas, jau tada, jau nuo jo pradžios pradėjo būti nereikalingas ir galų gale žmonės tie patys, ta prasme, medikai, kurie viską organizavo ir vykdė, jie jau žinojo, kad jau egzistuoja tas anksčiau mano pirmoje laidos dalyje minėtasis tas arsfenaminas, tas antibiotikas, kuris nors ir turėjo šalutinių poveikių daug, tačiau jis buvo naudojamas jau nuo 1910 metų gydant sifilį. Tai kitaip tariant, tie daktarai žinojo, kad realiai tu gali padėti tiem žmonėm ir kad, stebėti padarinius, vykdyti šitą eksperimentą, esmės nebėra. Mums nereikia žinoti, kokie yra padariniai sifilio, nes mes juos jau žinom. Realiai padarinys paprastas, mirtis, ta prasme ir žiaurus įvairūs padariniai. Koks yra skirtumas, ar apskritai sifilio padariniai skiriasi tarp juodaodžių ir baltaodžių? Mes nieko nesužinom iš to, nes mes žinom, kad mes galim padėti. Jugi, man tai yra labai nesuvokiamas dalykas ir aš manau, kad, manau, kad visko galima buvo išvengti. Ta prasme, šitas tyrimas, tiksliau, ta prasme, nieko realiai nepasiekė, mano nuomonė. Bet tęsiant toliau, įvyksta antrasis pasaulinis karas, ar ne? Tai 1941 metai, tas pats eksperimentas, aš kaip ir jau minėjau, jisai tęsiasi toliau, jisai prasidėjo 1932, bet po 6 mėnesių buvo prieita išvados, kad duomenų nepakanka ir buvo pratęsta viskas dar 40 metų, ar ne? Gal net būtų tęsiasi dar ilgiau, bet realiai, kadangi eksperimentas tęsiasi, tai jisai tęsiasi ir iki pat to antrojo pasaulinio karo. Taigi, 1941 metų gruodis, kaip žinia, įvyksta Pearl Harboras, ar ne? Prasideda antras pasaulinis karas. Ta prasme, antras pasaulinis karas prasidėjo nuo 1939 metų, bet Europoje, ar ne? Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos prisijungė prie karo realiai nuo 1941-1942 metų berods. Tai vėlgi po Pearl Harboro, kas atsitinka, tai tie patys juodaodžiai, kai kurie iš tų juodaodžių, ta prasme, kurie sirgo sifiliu, ta prasme, ir dalyvavo tame eksperimente, jie, kaip čia pasakius, jie yra šaukiami į karą, ar ne? Ir kas atsitinka, kai tave pašaukia į karą, tavo sveikata yra patikrinima, ar ne? Ir čia atsitinka ta tokia keistenybė, ar ne? Tai iš esmės, tie juodaodžiai yra patikrinami, ar ne, prieš juos įleidžiant, sakykime, į armiją, ar ne, tarnauti kare, fronte, ir, savaime suprantama, pas juos yra aptinkamas sifilis, bet jiem nėra pasakoma vėlgi, kad jie serga sifiliu, jiem yra pasakoma, kad jūs turite tirtis toliau savo sveikatą, jūs negalit eiti frontą, ta prasme, turėdami sifilių, jūs negalit, kariauti. Ir, vėlgi, tie patys juodaodžiai, jie nelabai supranta tų tokių išvadų, jie grįžta atgal į Tuskegee ir, vėlgi, kas atsitinka toliau, tai įsivaizduokit, ta prasme, iš esmės tada Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos apsaugos, ta prasme, tos institucijos, kurios žino viską apie šitą eksperimentą, ką jie nusprendžia padaryti, tai jie nusprendžia vykdyti toliau eksperimentą ir jie tiesiog atleidžia šiuos juodaodžius, kurie dalyvavo eksperimente, nuo tarnybos. Ta prasme, jam leidžia nedalyvauti tarnyboje. Bet yra svarbus dabar įdomus dalykas, ar ne? Tai tie juodaodžiai, kurie dalyvavo šiame eksperimente, ar ne, ir kurie buvo užsikrėtę sifiliu visą tą laikotarpį, jiem ir toliau nėra skiriamas joks gydymas, ar ne? Jie ir toliau yra stebimi tame eksperimente, jie toliau
toliau gyvena su besivystančiu tuo sifiliu, ar ne, tuo lėtiniu sifiliu, o tuo tarpu tarp tų šauktinių buvo ir kontrolės grupės juodaodžių, ar ne? Tai aš jau minėjau, kad iš viso buvo eksperimente dalyvavo 600 juodaodžių vyrų. 399 iš jų buvo užsikrėtę, 201 nebuvo užsikrėtęs. Ir dabar iš tų šauktinių gaunasi, kad buvo ir ta prasme pakviesti ir tie juodaodžiai, kurie buvo iš tų 399 užsikrėtusių grupės, ir dalis juodaodžių buvo ir iš 200 ir iš tos kitos kontrolės grupės tų 201 juodaodžio vyro, kuris nebuvo užsikrėtęs. Bet kas atsitiko, paaiškėjo, kad kai kurie iš tų 201 ta prasme vyro, kurie nebuvo užsikrėtę, jau užsikrėtė per visą tą laikotarpį, ta prasme, kol buvo vykdomas eksperimentas. Ir kas atsitinka toliau? Eksperimentas tęsiasi toliau, bet tie vyrai, kurie, buvo kontrolės grupėje, iš pat pradžių, ta prasme, neturėjo to eksperimento pradžioje, nebuvo užsikrėtę sifiliu, bet vėliau užsikrėtę sifiliu, jiem yra suteikiamas gydymas, ta prasme, jiem yra suteikiamas gydymas nuo sifilio, jie yra pagydomi nuo sifilio ir ta prasme, išsiunčiami į frontą, ta prasme, kariaut toliau. Čia yra košmaras žmonės, tarpu kitiem tiem originaliesiem 399 vyram, jiem yra toliau nutylima viskas. Tu prasme, jie yra atleidžiami nuo tarnybos, ar ne, ir jie yra toliau gydomi nuo to vadinamojo blogo kraujo. Ir dabar sakysit, bet čia yra keista, ar ne, atrodo, gerai, tebūnie mane, tarkim, daktaras ištyrė mano kraują ir, jisai prieina tos išvados, kad mano kraujas yra blogas, man yra meluojama, savotiškai, gali net sakyti, kad tau nėra meluojama, bet nuo tavęs yra nuslepiama tokia svarbi informacija, kad tu sergi sifiliu. Kas tau trukdo tiesiog nueiti pas kokį kitą daktarą, išsitirti savo kraują ir, tas daktaras, aišku, ras sifilį ir tau pasakys. Dabar atsitinka dar vienas dalykas. Tai šio eksperimento metu kitiem daktaram iš aplinkinių valstijų netgi buvo siunčiami laiškai ir tokios žinutės, kad iš esmės čia yra vykdomas viešas toks kaip ir eksperimentas, ar ne? Ir šie vyrai, jų pavardės, šie 399 vyrai ir, tas 201 vyras, tai iš viso visi šitie 600 vyrų, jie yra šio eksperimento dalis. Tai jeigu jūs, tarkim, aptiksit sifilį pas šios žmonės, jeigu jie atvyks pas jūs, tarkim, į kabinetą ir kreipsis dėl kraujo tyrimo, jūs ištirkit jų kraują, ta prasme, pasakykit jiem išvadas, ta prasme, jų kraujyje, bet niekada nieko nesakykit apie sifilį, ta prasme, nuslėpkit jiem rezultatus dėl sifilio. Tai čia yra baisu vėlgi, ta prasme, nuo tų juodaodžių buvo slepiama net kiti daktarai, ta prasme, net kitiem daktaram buvo liepiama, ta prasme, Jungtinių Amerikos valstijų, ta prasme, sveikatos apsaugos tos institucijos liepia kitiem daktaram aplinkinėse valstijose ir toje pačioje Alabamos valstijoje, ne tik Tuskegee mieste, bet apskritai ir kitose miestuose ir valstijose liepia nutylėti šitą dalyką, liepia jiem savotiškai nuslėpti ar meluoti ir nesakyti, kad jie serga sifiliu. Turime nuslėpti, kadangi jie buvo eksperimento dalis. Ir dabar aš jau minėjau, kad pats eksperimentas buvo viešas. Čia yra svarbu šitą paminėti, kadangi taip, iš esmės taip, čia yra vienas galbūt iš argumentų, kuriais bando galbūt gintis pačios institucijos Jungtinių Amerikos valstijų, ar ne? Tai jie teigia, kad eksperimentas buvo viešas. Visi žinojo metodologiją, visi žinojo, kas vyksta, ta prasme, su šiuo eksperimentu, bet čia nėra visiška tiesa. Matot, taip, apie patį šį eksperimentą, apie patį šį Tuskegee eksperimentą, apie sifilio tos stebėjimus ir jų besivystymą juodaodžiuose vyruose, buvo šiek tiek užsiminta, aš čia taip bandau ką paaiškinti, kad iš esmės jūs žinot, kad yra medicininiai žurnalai tikriausiai ir juose yra publikuojama įvairūs tyrimai ir jų metodologijos ir panašiai. Įvairūs mokslininkai mėgsta skaityti tokius leidinius, tačiau jie būna labai išsamus ir dideli ir ta prasme jų yra daugybė skirtingų. Tai taip, iš ties šis eksperimentas buvo viešas, ta prasme jisai buvo išplatintas įvairiausiuose medicininiuose žurnaluose, tačiau paprastas eilinis, sakykime, juodaodis gyvenantis Tuskegee mieste, jisai net nebūtų žinojęs, kuriame žurnale, pavyzdžiui, yra publikuojamas šitas tyrimas, jisai net nebūtų žinojęs, kaip visą tai užsiprenumeruoti, paprasčiausiai ir skaityti. Galų gale tai yra tyrimas, kurį yra nesudėtinga skaityti, ar ne? Ir net nežinau žmonės, kada paskutinį kartą atsivertėt medicininį žurnalą ir skaitėt jame visus tyrimus nuo A iki Z. Nes matot, net jeigu jūs skaitytumėt taip paprastai tiesiog atsivertę medicininį žurnalą, skaitytumėt jame išdėstytą informaciją apie šį tyrimą, apie šį eksperimentą, jums gal net atrodytų viskas gerai, bet pradedant gilintis apie jį, jūs pradėtumėt matyti, kad kažkas yra keisto, kad tarkim tie savanoriai, kurie yra vadinami šiame eksperimente, jie ne visai skamba kaip savanoriai, jie net nežino apie tai, kad jie serga sifiliu, ar ne? Ir ar tu gali būti išties savanoris, jeigu tu net nežinai, kad tu sergi sifiliu ir ta prasme tu tokio kaip ir tokio savotiško sutikimo nedavai būti tyriamam. Tu savotiškai nežinai nei, kad tu sergi sifiliu, kad ta studija, kad apskritai visas šis eksperimentas vyks
iki tol, kol tu mirsi savotiškai, ta prasme, apie visą tai net jiem nebuvo žinoma. Jie net nežinojo apie patį eksperimentą, jo esmę, ta prasme, apie pačio eksperimento tikslą. Jie tiesiog siekia gauti tą tokią kaip ir pasiūlytą naudą, tą nemokamą gydymą nuo blogo kraujo, tą sveikatos priežiūrą. Kitaip tariant, tą dalyką jie norėjo gauti, kurio jie iš tiesų negavo. Jie gavo tiesiog placebo, tą cukrinę tabletę. Tai iš esmės šie žmonės, jie negalėjo tiesiog visko sužinoti per tuos viešus žurnalus, ar ne? Ir juo labiau mes kalbame dar apie tuos laikus, kai net nebuvo interneto. Dabar šiais laikais taip, tu galbūt gal ir gali prisijungęs, tarkim, telefonu ar per kompiuterį pasiskaityti tokius tyrimus ir eksperimentus. Vėlgi, net ir dabar šiomis dienomis būtų sunku aptikti problemų tose eksperimentuose, ar ne? Jeigu pats nesi, sakykime, mokslininkas ar turintis tą medicininį išsilavinimą, ar ne? Tai būtų sunku suprasti tą visą metodologiją ir kas čia galbūt yra negerai. Reikėtų labai giliai įsigilinti šitą dalyką. Ir, tais laikais įsivaizduokit dar sudėtingiau, to reikėtų gauti tą fizinį žurnalą, skaityti jį. Žmonės daugybę problemų. Nėra šansų, kad tie 399 juodaodžiai vyrai, nėra šansų, kad jie galėjo žinoti visą tai, prasme, viešai, iš viešų šaltinių. Nėra šansų, ypač tuo laikotarpiu. Tai yra baisu. Tai realiai buvo pasinaudota net ir jų tą padėtimi. Tai, net nežinau, ką ir be pridurti. Tai tęskim toliau po viso to antrojo pasaulinio karo fiasko vadinamo, ar ne? Tai, kaip ir minėjau, antrasis pasaulinis karas vyksta, ta prasme, kai kurie iš šių eksperimento dalyvių yra išsiunčiami į frontą, tai yra tie, kurie neserga sifiliu, arba tie, kurie susirgo sifiliu, bet prieš tai juo nesirgo, irgi yra išgydomi ir išsiunčiami į frontą. Tuo tarpu tie, kurie yra eksperimento dalis, kurie serga sifiliu nuo pat pirmos eksperimento dienos, šie vyrai yra toliau negydomi ir ta prasme, jie yra atleidžiami nuo tarnybos, ar ne? Dabar, kai pasibaigė antrasis pasaulinis karas, aš jau minėjau 1945 metai, kas atsitinka, atsiranda penicilinas, ar ne? Ir dėl jo, kaip čia pasakius, dėl jo išleidimo į rinką ir panašiai tais pačiais metais net ir yra gaunama premija jo sakykime, išradėjo, nežinau kaip tą pavadinti, gerai žinomam Aleksanderiui Flemingui yra duodama ta Nobelio premija tais pačiais metais, jam ir jo kolegom. Tai taip, jau nuo 1945 metų po antrojo pasaulinio karo realiai penicilinas sakykime, tas vaistas, tas auksinis antibiotikas, kuris padeda išsigydyti nuo sifilio, jau tampa plačiai prieinamas visuomeniai. Jau po kelių metų, nuo 1947 metų, penicilinas apskritai paplinta po pasaulį visą, bet Jungtinėse Amerikos valstijose jau savaime suprantama daktarai, visi medikai žinojo apie peniciliną, apie jo veiksmingumą, ta prasme, kovojant prieš sifilį ir, realiai tą eksperimentą jau buvo galima užbaigti. Bent jau mano nuomonė, mes jau kalbam, eksperimentas jau tuo metu vyko jau 13 metų, ar ne? Daugiau nei 12 metų, berods 13 jau. Ir jau galima buvo viską nutraukti, ta prasme nutraukti ir finansavimą, ir patį eksperimentą, paskelbti išvadas jame ir galų gale išgydyti tuos likusius dar gyvus, sakykime, iš tų 399 vyrų, ar ne juodaodžių, kurie sirgo sifiliu. Jiem tiesiog buvo galima duoti, penicilino, bet ne. Žmonės tiesiog, jie toliau nenustoja to daryti. Ta prasme, jie nenustoja vykdyti to tyrimo, jie vis tiek jiem neduoda jokio antibiotiko, ta prasme, jiem neduoda jokio penicilino ir jie toliau stebi tuos sifilio padarinius tose juodaodžiuose, kurie dar buvo gyvi, nes taip, daugybė jų jau mirė, jie jau buvo mirę jau to laikotarpio. Dabar paklausiu tikriausiai, kaip šie dalyviai šio eksperimentų, sakykim, tie vėlgi kabutėse savanoriai, šie juodaodžiai, ta prasme, kaip jiem patiem nekilo klausimas, kad jie nepasveiksta, ar ne? Nes aš jau minėjau, kad jie buvo gydomi nuo to blogo kraujo, bet tas blogas kraujas pas juos yra pastoviai ten, ar ne, atrodo jo neįmanoma išsigydyti jokios ligos. Ir taip, iš ties, kai kurie iš tų juodaodžių, kurie dalyvavo šiame eksperimente, ta prasme, kurie sirgo sifiliu, jie pastebėjo šitą keistą dalyką, ar ne, kad, mus gydo tie kiti baltaodžiai, ir ta prasme, mum jie pasakė, kad mes turim blogą kraują ir nors aš einu ir toliau duodu tą kraują, mano kraujas yra toliau blogas. Ta prasme, aš geriu tuos vaistus, vėlgi čia skliausteliuose, aš tik primenu, tie vaistai yra tiesiog placebo, ar ne, aš geriu tuos vaistus, bet jie man nieko nepadeda. Ta prasme, kaip mano kraujas yra blogas, taip ir yra toliau blogas, ar ne? Ką daryti? Ta prasme, ir aišku, tas pasitikėjimas tais baltaodžiais medikais, sakykime, tas kigi mieste buvo labai žemas, ar ne? Savaime suprantama, tiek tarp juodaodžių, tiek tarp baltaodžių, ta prasme, tarpusavy buvo, ganėtinai keblūs santykiai. Tai kas buvo nuspręsta padaryti, kad ištaisyti galbūt tą santykį ir atgauti šiokį tokį pasitikėjimą. Šio Tuskegee eksperimento organizatoriai, vykdytojai, jie nusprendė
pasikliauti tokią kaip ir psichologinę, sakykime, gudrybę, ar ne? Tai ką jie padarė, jie nusamdė seselę, ar ne? Nusamdė juodaodę seselę, kuri dažniausiai vežiodavo tuos vyrus visus atlikti tyrimų. Kitaip tariant, tiem juodaodžiam būdavo lengviau pamatyti, kad, šiem medikam, sakykime, šiem baltaodžiam medikam dirba juodaodė mergina, ta prasme juodaodė seselė, kuri, juos vežioja atlikti kraujo tyrimų. Galbūt vis dėlto viskas yra gerai, ir čia nėra jokios pasalos, nėra jokių gudrybių, galbūt tie baltaodžiai išties linki kažko gero, ar ne? Galbūt, bet čia realiai buvo tiesiog psichologinė gudrybė. Įsivaizduojat, kaip baisiai iš tikrųjų elgiamasi. Ta prasme, pasinaudota tuo galbūt rasiniu nepasitikėjimu, nusamdyta juodaodė seselė, kuri vežiodavo, ta prasme, berods automobilių, jinai vežiodavo juos į tą ligoninę, ta prasme, į tą institutą atlikti ir toliau atlikti tyrimus ir toliau duoti kraują, ar ne? Net nesuvokiama. Ir visas tas nusamdymas jos buvo išskirtinai dėl tos priežasties, kad atgauti tokį kaip ir savotišką pasitikėjimą, ar ne, tarpusavio, kad, tokiu būdu tie juodaodžiai, ta prasme, vyrai, tie sergantys sifiliu vyrai, mumis pasikliaus, kad mes čia linkim jiem gero ir kad mes juos išties gydom, nors realybėje jų niekada negydė, jiem net nepaskelbė, kad jie serga, ta prasme, sifiliu. Išties, baisu. Vėlgi aš jau minėjau, kad, buvo įvairiausių argumentų, kurias pateikė institucijos, jos dažniausiai teikdavo, kad, blogas kraujas realiai savaime turėjo reikšti, kad jūs sergat sifiliu, ar ne, bet blogas kraujas nieko nereiškia, blogas kraujas yra tiesiog blogas kraujas, ar ne, o kokios ligos gali būti tame blogame kraujyje, nėra aišku niekam. Aš kaip ir jau minėjau, iki šiol nėra aišku, ką tai galėjo reikšti. Bet ką tai išties reiškia, bent jau vieną dalyką, tai reiškia, kad tu sergi sifiliu 100%. Tiesiog, apie tai mes tau nesakysim. Ta prasme, tiesiog sakysim, kad turi blogą kraują. Tai išties blogai. Tai tęsiant toliau, iš esmės daugybė kitų mokslininkų, jie pastebi problemų šiame tyrime, šiame eksperimente, kad jis užsitęsia ilgai, kad jisai, išties negauna jokių, kaip čia pasakius, pozityvių galbūt išvadų ir jokios naudos neturi ir net ir priešingai yra nenaudingas visiškai ir, ta prasme, kenkia net ir subjektam, ta prasme, tiem savanoriam, ar ne, kad šis eksperimentas jau pradeda kenkti tiem juodaodžiam, kurie serga nuo sifilio jau tokį ilgą laikotarpį ir negauna jokios medicininės pagalbos ir pradeda kilti tos abejonės, kad jeigu jie net nežino, kad jie serga sifiliu ir yra naudojamasi, taip yra šlykščiai naudojamasi jų tuo nežinojimu, tai ar išties čia yra geras tyrimas, ta prasme, ar mes nenusižengiam tai moksliniai etikai. Ir nors ir daugybė mokslininkų teikia tas savo išvadas, tas atskirasias nuomonės, į jų tas nuomonės institucijos ir pats, Tuskegee institutas nekreipė dėmesio. Eksperimentas toliau tęsiasi. Tada jau vėliau vienas žinomas epidemiologas, Peter Buxton, tai Peteris, gal tiesiog kitaip vadinsim, ar ne, Peteris, kuris tuo metu dirbo vienoje iš JAV, Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos priežiūros institucijų, ar ne, jisai nuo 1966 metų pradeda irgi teikti savas tas pastabas ir siūlymus užbaigti eksperimentą. Dėl to, kad, jame yra daugybė tų pažeidimų, apie kuriuos aš jau čia kalbu visą tą laiką, ar ne? Jisai teikia tos siūlymus, viską nutraukti ir lygiai taip pat kaip ir prieš tai kitiem mokslininkam, jam lygiai taip pat yra atsakoma, kad, jo tie visi siūlomi nutraukimai, apskritai jo visos tos pastabos į tai nebus atsižvelgta ir, visa tai nebus paisoma, ką jisai siūlo daryti. Ir, iš esmės tyrimas turės būti tęsiamas toliau, eksperimentas tęsis toliau iki tol, kol visi dalyviai numirs. Nes čia yra svarbu pažymėti žmonės, kad šitie dalyviai, šio tyrimo esmė buvo ištirti ne tik tą progresuojantį sifilį, ar ne, ir jo padarinius ant juodaodžio, sakykime, kūno, ar ne, pas juodaodį vyrą, bet, atlikti ir skrodimą, tą vadinamą autopsiją. Tai kitaip tariant, reikėjo sulaukti, eksperimentas turėjo tęstis iki tol, kol visi jie numirs. Ir čia yra baisu. Įsivaizduokit, realiai paskutinysis iš šių 399 juodaodžių vyrų, kurie dalyvavo šiame eksperimente, čia vėlgi užbėgu įvykiam už akių, bet paskutinysis mirė 2009 metais tik. Įsivaizduokit, kad jeigu mes nebūtumėm nieko žinoję apie šitą eksperimentą, ta prasme, jeigu jisai vis dar tik tais egzistuotų taip vangiai tose medicininiuose žurnaluose ir niekas nebūtų nieko daręs dėl to, tai šis eksperimentas būtų tikėtina tęsisis net iki pat 21 amžiaus, iki pat 2009 metų, iki pat tol, kol nebūtų atlikti tie skrodimai. Įsivaizduojat? Visme košmaras visiškas. Tai taip, kaip jau ir minėjau, Peteriui yra aiškiai nurodoma, kad tyrimas tęsis toliau ir tyrimas tęsis, bent jau iki tol, kol jie visi numirs.
Tai visi šitie 399 vyrai, kurie yra šiuo metu užsikrėtę sifiliu, kurie dar gyvi, ta prasme, iš jų 399 vyrų ir sergantys sifiliu, jie visi turi pirmą numirt ir tada jiems turės būti atliktas skrodimas. Aš tik primenu, kad tie vyrai, tie visi 399 juodaodžiai vyrai, jie net nežinojo, kad tai bus atlikta, kad jų kūnai vėliau su jais bus atliekamas skrodimas ir ta prasme, kad jie bus skrodžiami ir kad bus žiūrima, ką padarė jų organam, ta prasme, sifilis. Ar ne, jie net to nežinojo tikrai. Jie ne tik, kad nežinojo, kad jie serga sifiliu, bet jie net nežinojo, kas bus daroma su jų kūnais, kad jie savotiškai jau atidavė savo kūną tam eksperimentui, tam mokslinio eksperimentui, Tuskegee eksperimentui, blogojo kraujo eksperimentui. Tai taip, iš esmės Peteris gauna tą tokią labai šaltą atsakymą, kad turėsi tiesiog palaukti tol, kol visi numirs ir tada tas tyrimas baigsis. Ir Peteris neiškenčia. Jisai ką nusprendžia daryti, jisai 20 amžiaus 8-ojo dešimtmečio, tai čia nuo 1970-ųjų, sakykime, metų, kažkur pradeda jau kaip ir viešint visą šitą dalyką. Jisai nusprendžia tiesiog pasakyti visiems žiniasklaidai apskritai pranešti, kad yra vykdomas toksai tyrimas, toks eksperimentas. Jisai nors ir yra viešas, bet jisai yra labai vangus ir labai užslėptas, jisai slepia savo tikrąjį tikslą ir kad pats eksperimentas yra pažeidžiantis visas įmanomas, sakykime, žmogaus moralės, ta prasme, normas ir viską. Ta prasme, ta medicininė etika labai pažeidžiantis eksperimentas. Ir iš esmės tai yra grubus pažeidimas ir, ta prasme, tai turėtų būti netoleruotina ir šis eksperimentas turi būti nutrauktas. Tai Peteris tą nusprendžia paviešinti daugybę žiniasklaidos priemonių, ta prasme, tokių kaip tuometinių Washington Star, New York Times, ta prasme, pradeda viešinti šitą dalyką, ta prasme, paviešina šio eksperimento, ta prasme, aplinkybės ir viską, ir kad iš esmės šie eksperimento dalyviai, šie 399 originalieji tie vyrai, kurie sirgo sifiliu, jie net nežino, iki šiol nežino, ta prasme, iki pat 1972 metų, kad jie serga sifiliu. Ir čia yra baisu tą pripažinti žmonės ir tą baisu suprast, bet šitie vyrai, ar ne, šitie visi juodaodžiai vyrai, ta prasme, kurie sirgo sifiliu, jie apie šitą diagnozę, ta prasme, apie sifilį, kad jie serga sifiliu, sužinojo tik tada. Jie tik tada ir sužinojo, kada visa šitai buvo paviešinta. Tai, čia man iš vis buvo, ta prasme, tai nustebino. Jie visas tas dalykas, ta prasme, ta sifilio diagnozė nuo jų buvo taip slepiama, ta prasme, jų tie simptomai visi buvo taip nukreipiami, tas nukreipiamas dėmesys jų nuo tų visų sifilio simptomų taip ilgai, kad jie net nepagalvojo, kad galbūt jie serga sifiliu ir, ta prasme, jokie kiti daktarai jiem net negalėjo suteikti atskirosios nuomonės, jiem visi net kiti daktarai aplinkiniai, jie meluodavo dėl sifilio, ta prasme, savotiškai nuslėpdavo tą informaciją. Nežinau, ar jūs laikot informacijos slėpimą melu ar ne, bet aš manau, kad šiuo atveju galima net prilyginti melui, ypač jeigu tai padaro daktaras, ta prasme, kuris tiesiogiai žino, kad tu sergi, ta prasme, sifiliu, bet nusprendžia tau to nesakyti, nes man sveikatos apsaugos institucijos liepia to nesakyti tau. Čia yra baisu. Ir kas vyksta toliau, tai iš esmės jau minėjau, 1972 metai žiniasklaida išplatina tą žinutę, ta prasme, čia tampa didžiulė sensacija, ta prasme, apie šitą eksperimentą, kad čia yra neetiškas dalykas. Daugybė politikų, ta prasme, iškelia irgi šitą klausimą, yra daugybė susirinkimų prieinama ir panašiai, ir galų gale pačios sveikatos apsaugos tos institucijos, ta prasme, susirenka, susibūrė, padaro apsitarimą dėl šio eksperimento ir jie supranta, kad, galų gale šitas eksperimentas turi būti nutrauktas. Ir taip, praėjus jau 40 metų, tai yra nuo 1932 metų, galiausiai šis eksperimentas yra nutraukiamas 1972 metais. Tikėtina, kad jeigu Peteris nebūtų paskleidęs žinios apie visą šitą dalyką ir jeigu, ta prasme, žiniasklaidai nebūtų viso to paskleidęs ir jeigu žiniasklaida nebūtų greitai sureagavus ir paskleidus šitos žinios taip viešai, tikėtina, kad tas eksperimentas gal net ir būtų tęsiasis iki pat tų 2009 metų, kada mirė paskutinysis išgyventojas, ta prasme, šių eksperimentų. Tai kai visa tai buvo paskelbta 1972 metais, ar ne, tai aš jau kaip ir minėjau, tie originalieji 399 vyrai, kurie sirgo sifiliu, jie tik tada sužinojo apie šį eksperimentą, jie tik tada sužinojo, ta prasme, šio eksperimento esmę ir kad jie serga sifiliu, kad jie visada sirgo sifiliu nuo 1932 metų, kad jie nuo tada sirgo sifiliu, įsivaizduojat. Bet problema yra kita, ta prasme, problema yra tame, kad
ne visi 399 žmonės buvo gyvi. 1972 metais, kai visą tai paaiškėjo, šio eksperimento esmė, viskas išviešėjo, kas atsitinka, tai, iš šių 399 vyrų gyvi buvo tik tai 74. Tai čia yra išties baisu. Ne visi iš jų mirė nuo sifilio, bet kaip pavyzdys 28 iš šių 399 mirė tiesiogiai nuo sifilio, dar 100 iš šitų 399 mirė nuo įvairių komplikacijų susijusių su sifiliu, ar ne? Ir visi likusieji mirė tiesiog dėl natūralių priežasčių tikėtina, nes vėlgi aš minėjau, kad pačioje pradžioje užsikrėtusių amžiaus tas tarpas 1932 metais pačioje pradžioje buvo nuo 25 iki pat 60 metų, tai kai kurie jau buvo vyresnio amžiaus, tai tikėtina, kad kai kurie ir mirė neužilgo dar tik prasidėjus tam eksperimentui. Bet taip, atrodo keista, kad tie, kurie išgyveno, tie 74, jie tik tada sužinojo, kad jie serga sifiliu. Ar jūs galite įsivaizduoti tokią situaciją, kad jūs net nežinot apie šitą diagnozę visus 40 metų? 40 metų net nežinot, kad tu sergi tokią sunkiai ir baisią lytiškai plintančią infekciją. Aš net nenoriu pradėti, dėl to, ką tai reiškia. Tu įsivaizduokit, net nežinai 40 metų, kad tu sergi tokią ligą, tu gali užkrėsti kitus žmonės. Tu ne tik, kad tu ir pats tavo sveikata po truputį blogėja ir vis daug labiau blogėja, bet tu dar ir gali pakenkti kitų žmonių sveikatai. Visai nesusijusių su eksperimentų žmonių sveikatai. Ir šiuo atveju taip ir buvo. Net 40 moterų, tų eksperimentų dalyvių žmonų užsikrėtė sifiliu. Gimė net 19, naujagimių su sifiliu. Ir, Čia, kad supras, taip, sifilis, aš jau minėjau pirmoje laidos dalyje, jisai gali būti perduodamas iš motinos vaisiui, ar ne? Ir čia yra baisus dalykas, nes to antibiotikai negali pagydyti, ar ne? Iš esmės, ką aš noriu pasakyti, tai aš jau minėjau pirmoje laidos dalyje, kad, vaisiui motinos, gimdymo metu gali perduoti tą sifilį, ar ne? Kad, kai kurie naujagimiai gimsta su sifiliu ir kas atsitinka, tai kad kai kurie iš šių naujagimių, kurie gimsta su sifiliu, jie gimsta su defektais, gimimo tais defektais, ar ne, kurie nėra išgydomi. Antibiotikai, jokie penicilinai, jokie antibiotikai, jokie vaistai negali išgydyti šių žmonių. Tai yra dalykas, kuris sugadina gyvenimą jau nuo gimimo. Tai yra baisu. Ir viso to buvo galima išvengti, jeigu tie juodaodžiai būtų žinoję, kad jie serga sifiliu, viso to būtų galima išvengti. Jie būtų saugojasi, kaip minimum jie būtų saugojasi ir jie būtų bandę savo padėti. Ir net jeigu jie net nebūtų bandę padėti, jie būtų saugoję savo artimuosius, jie neleistų savo žmonoms susirgti. Nes dabar šiuo atveju, kadangi jie net nežinojo, kad jie serga sifiliu, savame suprantama, jie užkrėtė ir savo žmonas. Ir tos žmonos, sakykime, tos moteris, kurios užsikrėtė, aš jau kaip minėjau, 40 iš viso jų, jos irgi apie tai nežinojo, apie šią visą diagnozę ir apie sifilį, kad jos yra užkrėstos, jos pagimdė vaikus ir jie gimė, 19 iš jų gimė su sifiliu. Baisu. Viso to buvo galima išvengti. Ir čia sunku suprasti šito eksperimento esmę galų gale, kad ko buvo pasiekta. Dėl to tikriausiai ir yra šis eksperimentas laikytinas vienu tokių tamsiausių medicinos eksperimentų, istorijoje kol kas. Nes, jo ir padariniai yra žiaurūs ir jie gal net ir iki šiol gali būti jaučiami, ir galų gale niekas nebuvo pasiekta, nes aš kaip ir jau minėjau, penicilinas buvo atsiradęs jau po Antrojo pasaulinio karo, plačiai visuomeniai buvo naudojamas, plačioje visuomenėje, gydyti sifilį jau po Antrojo pasaulinio karo. Tai iš esmės žinoti, kokie yra skirtumai tarp juodaodžio ir baltaodžio sergančio lėtiniu sifiliu, žinoti tos skirtumus nebuvo priežasties apskritai. Taip pasižiūrėjus labai paprastai. Ir galų gale, ar yra kažkokie skirtumai? Ne. Čia buvo tas toks rasistinis nusistatymas. Aš jau kaip ir minėjau, čia atrodo viso šio eksperimento idėja kilo iš to noro nustatyti, ar juodaodžiai serga, juodaodžiai sergantis lėtiniu sifiliu ir baltaodžiai sergantis lėtiniu sifiliu turi skirtingus padarinius, Čia buvo tokia šio ilgojo 40 metų trukmės eksperimento, nežinau, esmė, nežinau, tikslas. Baisu, keista net pagalvoti, ar ne? Tokio pobūdžio, net nežinau, ką ir pasakyti iš tikrųjų. Labai buvo keista skaityti apie visą tai. Ir domėtis tikrai neslėpsiu. Bet galų gale, kai visą tai paaiškėjo nuo 1972 metų, tai kad čia uždaryti jau po truputį šitą temą, iš esmės prasidėjo daugybė teismų, savaime suprantama. Jie buvo laimėti, nukentėjusių naudai, bet netiek jau daug pinigų. Čia, man atrodo, kelios dešimtis milijonų, bet čia šių laikų, galbūt, sakykime, pinigai skaičiuojant jau po infliacijos ir panašiai. Bet
nežinau, aš nemanau, ar tai gali atpirkti, ta prasme, 40 metų kančios su sifiliu. Nepagydomos kančios jau su sifiliu, nes tai yra labai ilgas laiko tarpas su sifiliu. Tai taip. O dabar galų gale klausit, kas dėl to buvo daroma toliau tikriausiai, ne? Tai, po to paaiškėjimo 1972 metais jau visi sužinojo apie šitą visą eksperimentą, jisai nutraukiamas, bet, atsiprašymo jokio nėra. Ta prasme, valstybė savo žmonių neatsiprašo ir to atsiprašymo pavyksta sulaukti tik tais 1997 metais. Tai tuometinis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Billas Clintonas galų gale formaliai taip atsiprašė Jungtinių Amerikos valstijų, sakykime, vardu šių žmonių, ar ne, tai prasme, šių eksperimentų dalyvių, ar ne, tas kiek eksperimentų dalyvių, bet kiek iš jų jau tuo metu buvo gyvų. Aš jau minėjau, kad 1972 metais iš tų 399 originaliųjų tų eksperimento dalyvių, sakykim, tų užsikrėtusiųjų sifilių, gyvų tarp jų buvo tik tai 74 tuo metu. Tai 1997 metais buvo likę tik tais 8. Tai įsivaizduokit, tik 8 vyrai iš tų 399 išgirdo tą atsiprašymą. Baisu pagalvoti. Ir kaip ir jau minėjau, paskutinysis tas kiki eksperimento dalyvis mirė 2009 metais čia dar šiame amžiuje, ar ne? Bet tai dar nėra viskas, žmonės, nes sekančiais metais, 2010 metais, tuometinis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Barackas Obama, jisai atsiprašė viešai dėl dar vieno eksperimento. Žmonės, čia ir yra dar vienas baisus dalykas, apie kurį aš jums dabar greitai papasakosiu, nes jau vėlgi aš jau jūs užėmu labai ilgai, bet, kad užbaigti šią temą taip labai paprastai, tai net nepaprastai, čia žmonės, man buvo sunku patikėti, bet toks eksperimentas buvo darytas, pasirodo, ne vieną kartą. Ir šitas kitas eksperimentas, dėl kurio buvo atsiprašyta formaliai tik tais 2010 metais, jisai vyko iš vis kitoje šalyje, net ne Jungtinėse Amerikos valstijose, bet Jungtinės Amerikos valstijos už tos valstybės akių, net tos valstybės vyriausybė ir institucijoms net nežinant, vykdė šitą eksperimentą, kuris buvo labai panašus į tas KG eksperimentą. Gal net ir blogesnis eksperimentas, mano nuomonė, gal net ir baisesnis eksperimentas. Tai čia dabar ką papasakosiu, tai yra Gvatemalos eksperimentai, vadinamieji. Tai mes turėjom jau tas KG eksperimentą, ar ne, bet čia yra Gvatemalos eksperimentai. Aš kalbu daugiskaitą, nes jų buvo keli. Tai pabandykite įsivaizduoti, kiek buvo žiaurumų čia. Tai labai bendrai tariant, pats eksperimentas savo esme buvo ganėtinai panašus. Jo tikslas irgi yra labai vangus, tai yra tirti tą vystymąsi sifilio pas, šviežiai vos neužsikrėtusius. Net nebuvo, ta prasme, įmamas tas, kai tas KG eksperimentas šiuo atveju tyrė žmonės, kurie jau sirgo sifiliu, čia šiuo atveju buvo siekiama tirti žmonės, kurie šviežiai, sakykim, čia taip ūkiškai ten šviežiai užsikrėtė sifiliu ir kaip visą tai vystosi, ar ne? Ir galų gale buvo siekiama, gal net, aš čia taip supratau, gal buvo net ir siekiama pasižiūrėti penicilino naudą, ta prasme, penicilino galbūt norėjo pasižiūrėti, efektyvumą, gal taip sakykim, aš tiksliai net nežinau, kaip tą apibūdinti, bet apskritai yra sunku suprasti šio eksperimento priežastį, ir esmę, bet šis eksperimentas vyko iškart po Antrojo pasaulinio karo, tai nuo 1946 iki pat 1948, tai apie 2 metus, ir jam vadovavo toksai daktaras John Charles Cutler, toksai Johnas, ar ne, tai jisai yra baisus žmogus, nežinau kaip ir kitaip tą pasakyti, kai kurie sakytų monstras, bet aš nemėgstu sakyti monstrai, aš manau, kad visi žmonės geba padaryti blogus dalykus ir ypač blogus dalykus, aš manau, mes visi esam žmonės, net ir tie blogi žmonės, ar ne, tie žmonės sugeba daryti ir gerus ir blogus dalykus, kitaip tariant, mano nuomonė, ir aš nemanau, kad jie tampa kažkokiais monstrais ar mums nesuvokiamom būtybėm ar neegzistuojančiom būtybėm, aš manau, kad jie visi yra žmonės, tiesiog jie yra, nežinau, valdomi kažkokių gilių, blogų ambicijų, net nežinau kaip tą kitaip pavadinti, bet iš esmės taip, šiuos eksperimentus apskritai organizavo tos pačios Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos priežiūros institucijos, ar ne, tik šiuo atveju visą tai vyko ne Jungtinėse Amerikos valstijose, bet Gvatemalai. Tai Gvatemala, tikriausiai žinot, tai, ši respublika randasi, ši valstybė randasi Centrinės Amerikos regione tokiam, ir,
iš esmės pati Gvatemala, pati jos vyriausybė, ta prasme šios valstybės net nežinojo apie šitą eksperimentą. Šios eksperimentus jie buvo daromi už akių, ta prasme valstybės valdžios akių, nes savaime suprantama niekas nebūtų leidę tokių eksperimentų daryti. Bet kodėl aš sakau, kad šie eksperimentai buvo blogesni nei Tuskegee? Čia mano nuomonė, aš manau, kad buvo blogesni. Todėl, kad, matot, nors ir Tuskegee eksperimentai buvo, daromi iš esmės neapkrečiant žmonių. Aš jau minėjau, kad Tuskegee eksperimentų esmė buvo stebėti tiesiog jau susirgusius sifiliu juodaodžius, ta prasme, juos tiesiog stebėti ir jiem nepranešti apie tą diagnozę, ne, jiem nepranešti, kad jie serga sifiliu. Tai iš esmės čia buvo Tuskegee eksperimentų tokia labai, labai buitiškai tariant esmė. Baisu, ta prasme, nežmoniška, galima sakyti. Na, aš čia sakau nežmoniška, žmoniška, bet šlykštų, gal taip sakykime, ar ne, bet šio eksperimentų tuo tarpu, Gvatemalos eksperimentų esmė buvo žmonės apkrėsti, ta prasme apkrėsti sifiliu jiem net nežinant. Ir čia yra baisu dar labiau mano nuomonė, nes tada šiuo atveju žmonės, ta prasme sveiki žmonės, tokie kaip nežinau, tikiuosi aš, tikiuosi jūs, būtų apkrečiami jiem net nežinant sifiliu ir stebimi per nuotolį, sakykime, per tuos pačius tokius kraujo tyrimus, kad, tu irgi turi blogą kraują, ar ne, bet čia yra net man iš vis protų nesuvokiamas, ta prasme dalykas, kad kitos valstybės, sakykime, piliečiai buvo apkrečiami. Žmonės nesuprantu, ta prasme, išties. Ir kaip visą tai vyko, tai tas pats, daktaras, aš minėjau, kuris vadovavo, tas Johnas, jisai turėjo labai įdomių idėjų, kaip visą tą daryti, šitą eksperimentą, ta prasme, vykdyti, ar ne? Tai, net nežinau, nuo ko pradėti iš tiesų, bet čia taip labai trumpai tariant, Gvatemaloje egzistuoja toks dalykas, kad, kaliniai gali, kaliniai esantis Gvatemaloje turi teisę samdyti prostitutes. Čia taip ūkiškai tariant, ar ne? Ir jie turi teisę tokią ir čia aš nesiginčysiu dėl to ir panašiai, čia nėra esmė, bet tuo siekia pasinaudoti šiuo atveju eksperimento organizatoriai, tuo tarpu ir vykdytojai. Šiam eksperimentui vadovavęs tas daktaras Johnas, jisai tą puikiai suprato. Tai kas yra, kokia yra esmė? Šio eksperimento esmė buvo, kad mes apkrėsim tas pačias prostitutės sifiliu ir jos apkrės tuos pačius kalinius. Ir mes tada stebėsim tos kalinius. Tai, sifilis buvo išauginamas laboratorijai, triušiuose, kitaip tariant, nes triušiai irgi gali turėti sifilį, taip savotiškai tariant. Ir, tas sifilis būdavo išgaunamas iš tų laboratorinių, sakykime, triušių. Ir vėliau tas sifilis būdavo, norėjau sakyti, suleidžiamas, bet realiai ta visa infekcija buvo perduodama to sifilio iš triušių į prostitutės, kurios vėliau lankydavosi kalėjimuose ir apkrėsdavo kalinius. Ir taip, Johnas vadovavo šiam eksperimentui ir nusprendė vėliau atvykti į tą kalėjimą ir ištirti kalinius. Vėlgi, kaliniai net nežinojo apie šitą eksperimentą apskritai, aš tik primenu, niekas nežinojo, kad čia eksperimentas šitas vyksta. Tai kaliniai, ką nusprendė, jie nusprendė neduoti kraujo, jie nesupranta priežasties, ar ne? Ir štai tyrimas ir sustoja, mes per prievartą kraujo nepaimsim, ar ne? Tai ką mes galim padaryti? Kaip mes galim priversti žmogų duoti kraują, kaip mes galim priversti žmogų, prieš savo valią elgtis, ar ne? Galbūt mes ieškom eksperimentų dalyvių ne ten, kur turėtumėm ieškoti. Tai galbūt palikim šitą kalėjimą su sifiliu, ar ne? Jau padarėm bėdų, bet nepavyko iki galo ištirti kraujo, ar ne? Tai galbūt pereikim į kitą instituciją. Galbūt psichiatrinę ligoninę, ar ne? Galbūt prieikim prie žmonių, kurie yra labiausiai pažeidžiami visuomenėje ir kurie net negali pasakyti ne, ar ne? Ir mes galėsim tiesiog paimti šių kraują. Tai padarykim tą vėl. Ir šį kartą sifilių mes apkrėsim ne iš mūsų išaugintų triušių, sakykime, laboratorijoje, ar ne, gauto sifilių, bet mes paimsim sifilį iš įvairiausių žmonių. Ta prasme, žmonių, kurie jau serga sifiliu, mes iš jų, ta prasme, perduosim tą kraują, net ne kraują, sakykime, bet, tuo sifiliu, kuriuo serga jau kiti žmonės, mes jų apkrėsime tuos kitus žmonės esančius psichiatriniai ligoniniai, kurie jau kenčia nuo įvairiausių, su jų psichika susijusių ligų. Tai taip, ar galite įsivaizduoti šitą dalyką? Tai tie ligoniai, ta prasme, tie esantis psichiatriniai ligoniai, ta prasme, jie buvo apkrečiami ir jie buvo tyriami sifilio padariniai juose. Ir, tie padariniai buvo tragiški. Kai kurie čia vėlgi tiesiog, kad būtų aišku, pačių žmonių kiekis, kurie dalyvavo šiame eksperimente, nėra iki galo aiškus. Jis buvo didesnis negu Tuskegee eksperimento metu, nes aš jau minėjau, Tuskegee eksperimento metu buvo iš viso 600 žmonių. 600. Daug. Bet ne tiek daug, kiek Gvatemalos eksperimentų metu. Gvatemalos eksperimentų metu skaičius svyruoja nuo 1000 iki 5000. Tai čia yra išties daug.
ta prasme, dar daugiau. Ir mirusiųjų skaičius apskritai Gvatemalos eksperimentų metu siekia kažkur apie 80, gal šiek tiek daugiau žmonių. Čia yra irgi nesuvokiamas dalykas. Ir tie žmonės, kurie buvo apkrėsti sifiliu, jie kentė didžiausias sunkumus, nes žmonės sifilis apsunkina gyvenimą, ta prasme, nežmoniškai. Ir ta prasme, tie žmonės, kurie, prieš mirtį, jie turėjo patirti baisiausius tyrimus mokslinius, ta prasme, nes jiem buvo nesušvirkščiama blogesnių dalykų, ta prasme, kol jie sirgo sifiliu, ta prasme, siekiant pasižiūrėti, kokie bus padariniai, ta prasme, jeigu mes pakankinsim dar labiau žmogų su kitomis lygomis, kas atsitiks, žmogus mirs, bet, įdomu vis tiek pasižiūrėti, čia toks mokslinis tyrimas. Ir visam tam vadovavo būtent tas minėtasis Džonas, kuris mirė irgi, sakyčiau, ne per seniausiai, šiek tiek daugiau nei prieš 20 metų, tai 2003 metais, bet Džonas, jis niekada neatsiprašė dėl šitų dalykų. Visą tai, man tiesiog sukrečia, ta prasme, kaip žmogus gali, neturėti tokios sąžinės, ta prasme, tu tokius žiaurumus vykdėjai, tokiem eksperimentam vadovavai ir tu net neturi jokio tokio kaip ir sąžinės klausimo, kad, galbūt aš blogai elgiausi, ta prasme, net keista. Atrodo išties, kai kurie mokslininkai veikia, elgiasi taip, lyg, moralė nėra geras dalykas siekiant atrasti kažką gero moksle, bet aš manau, kad čia tam reikia kažkokios filosofijos, ar ne, reikia kažkokios to bendro suvokimo, kad, galbūt ne visi atradimai moksliniai yra verti tokių kančių, kad galų gale, nežinau, žmonės, tarkim, klausimas jum, ar jūs pasiryžtumėt, tarkim, pasiaukot iki tiek, apsikrėst iki tiek, su šansu, kad galbūt jūs tyriant ir jūsų kančias tyriant, mes prieisim prie kažkokios, nežinau, geresnės ateities. Nežinau, bet pirmą jums reikės patirti nežmoniškas kančias, ta prasme, didžiausias įmanomas kančias, apsikrėsti įvairiausiam ligom ir mes jūs tirsim ir galbūt, čia vėlgi neduodam garantijos, galbūt tai, ką mes ištirsim iš jūsų, tie duomenys, kuriuos mes gausim iš jūsų, galbūt pasitarnaus gerinant mūsų valstybę, nežinau, net ne tik valstybę, bet mūsų pasaulį. Galbūt. Nežinau, ar pasirašytumėt ant šitokio dalyko. Ir va, štai mokslininkai sako, jeigu jūs nepasirašot, tai tada mes tą nuspręsim. Kai kurie, sakau, mokslininkai, ne visi, vėlgi, kai kurie mokslininkai akivaizdu, kad nusprendė, kad jeigu jūs nepasirašysit ant tokios idėjos, tai tada reikia tą priversti jūs savotiškai, arba jums neleis žinoti apie tai. Tai taip, iš esmės Gvatemalos eksperimentai, aš jau minėjau, baigėsi vos po keliarių metų, tas kiekį eksperimentai tęsiasi kur kas ilgiau ir nors ir tas kiekį turėjo kur kas mažesnį kiekį žmonių, tačiau tas ilgas laikotarpis lėmė ir kitų žmonių užsikrėtimą, ar ne? Bet dabar aš bijau suklyst, aš manau, kad Gvatemalos eksperimentų atveju daugybė žmonių irgi užsikrėtė, nes aš kaip ir minėjau, prieš jų valią jie būdavo apkrečiami su šia sifilio infekcija ir ta prasme jiem net nebuvo žinoma šita diagnozė sifilio, ar ne? Ir galimai jie irgi užkrėtė daugybė žmonių. Ta prasme, tiek ir kalėjimai, tiek ir psichiatrinės ligoninės, ta prasme, šių eksperimentų metu buvo taikiniai. Ta prasme, baisu. Ir ar pavyko ką nors išsiaiškinti galų gale? Aš manau, kad ne. Aš kaip supratau, ar kažkas buvo pasiekta? Realiai ne. Kas buvo pasiekta, tai kad tiek ir juodaodžiai, tiek ir baltaodžiai realiai turi panašias pasekmes, ar ne, lėtinio sifilio. Kad jeigu žmogus, nepriklausomai nuo žmogaus rasės, jeigu žmogus nesigydo savo norų sifilio, tai jo padariniai visada dažniausiai bus vienas iš 3 padarinių, tai tas neurosifilis, tas kardiovaskulinis sifilis arba tas gumbuotasis vadinamasis sifilis. Tai tas lėtinis sifilis gali išsivystyti nepriklausomai nuo tavo rasės, ar tu esi baltaodis ar juodaodis, iki tokio lygio, kad tai gali labai pakenkti tavo sveikatai ir galų gale tai gali ir nuvesti iki mirties. Tai šie eksperimentai buvo beviltiški, visiškai nieko nepasiekė ir pasiekė tik tais žmonių kančias. Ir kai kurių žmonių, sakykime, kai kurių daktarų ir mokslininkų, savotiškas ambicijas padėjo šiek tiek įgyvendinti, ar ne? Tai taip, čia yra baisus ir tamsus, galbūt sakyčiau, puslapis žmonijos, gal nesakyčiau istorijoje, nes vėlgi tokių mokslininkų nėra tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Matot, jų yra visur, buvo ir Europoje, žinot, nacistiniai Vokietijoje dar antrojo pasaulinio karo metu mes turėjom, vokiečiai turėjo tą gerai žinomą daktarą Mengelę, kuris vykdė įvairiausius eksperimentus su dvyniais, kaip pavyzdys. Japonija turėjo tą žymųjį 731 bloką, apie kurį mes irgi jau kalbėjom. Medicininiai eksperimentai, kurie pažeidžia žmogaus, nežinau, medicininę etiką ir žmogaus moralę apskritai
pamina, sakykime, tokie eksperimentai egzistavo visais atrodo laikais ir visose kultūrose, ar ne? Vis tiek atsiras žmonių, kurie yra pasiryžę įgyvendinti tam tikras ambicijas ir gal net savotiškai galbūt bandyti pasiekti kažką, ko neįmanoma pasiekti nepamynus, sakykime, moralės, ar ne? Todėl aš pirmoje laidos dalyje to ir paklausiau jūsų, kad, ar nemanot, kad galbūt mūsų šiuolaikinės vertybės, ta moralė, ta gera etika medicininė ir panašiai, bent kažkiek trukdo mums pasiekti naujų aukštumų medicinoje ir naujų aukštumų moksle apskritai. Ar nemanot tai? Aš nežinau. Įsivaizduokit, gal mes galėtumėm turėti geresnius telefonus, jeigu mes susitaikytumėm, kad jie bus labai radioaktyvūs ar kažkas panašaus. Aš nežinau, čia taip juokingai skamba, bet, savotiškai gali sakyti, kad jie yra radioaktyvūs, bet jie nėra jonizuojantis, berods, jeigu aš neklystu, berods jie neturėtų sukelt vėžio, bet, mes nežinom, o kas jeigu mes norėsim kažkokios pažangos ir ta pažanga, ta mokslinė pažanga mums atsilieps per mūsų sveikatą. Ar kažkuris iš jūsų paaukotumėt savo sveikatą, tą gyvenimui galbūt vieną iš svarbiausių dalykų su tokiu kaip ir pažadu, kad galbūt turėsit geresnę ateitį, galbūt turėsit geresnį gyvenimą. Bet kokią ateitį, jeigu jūs susigadinot savo sveikatą, tos ateities jūs nematysit. Jūs susitrumpinat savo gyvenimą realiai. Ir nežinau, ar kažkoksai mokslinis pasiekimas yra vertas tiek daug kančios. Čia yra jau daugiau toks filosofinis klausimas, bet čia tiesiog mano nuomonė. Galbūt jūs manot kitaip ir jūs galit man parašyti. Aš priimu visas nuomonės. Galbūt jūs manot, kad kaip tik tas šiandieninis, šiuolaikinis galbūt žmonių nusistatymas, kad visur turi būti taikoma etika ir atsižvelgiama į kitų žmonių, sakykime, jausmus ir panašiai, galbūt tai apriboja daugybę atradimų, nežinau. Galbūt jūs taip manot ir aš nesipriešinsiu, aš nesiginčiusiu, čia tiesiog yra toks daugiau filosofinis klausimas, čia pasvarstymui. Bet taip, galų gale aš turiu viską užbaigti, žmonės. Čia buvo šios nakties tema ir jinai buvo labai man sudėtinga. Buvo sudėtinga man ją ir skaityti, ir domėtis ją, ir tikiuosi daug kur nepridariau klaidų, ir tikiuosi apskritai, kad jums buvo įdomu. Ir tikiuosi, kad nesiklausėt, jeigu buvot nepilnamečiai ir silpnos psichikos, nes čia yra išties šlykštus dalykas, apie ką mes kalbam. Aš išties prisipažinsiu, kad aš nutylėjau daugybę detalių, kurios buvo vykdomos Gvatemalos eksperimente, nes jos yra baisios. Aš nenoriu apie tai šnekėti, galbūt taip viešai per radiją, per FM, žinot. Išties, kai kurie dalykai, kurie buvo daromi, tai aš sakyčiau, gali būti prilyginami nacistiniai Vokietijai. Tai taip, nemeluoju, tu prasme, tenais koncentracijos stovyklose, kuomet buvo daromi įvairiausi eksperimentai prieš dvienius, žinot. Tai taip, buvo švirkštimi dalykai į akis, kaip pavyzdys ir panašiai, bet aš jau daugiau nieko nesakysiu. Tai tas pats buvo daroma ir Gvatemalos eksperimentuose. Bet galbūt užbaikim su tuo ir nežinau, žmonės, jeigu turit kokių nors klausimų, jeigu turit kokių nors idėjų arba šiaip kokių nors nuomonę apie šią temą, parašykit. Visada mėgstu sulaukti bet ką iš jūsų ir dabar turiu jūs palikti ramybėje. Atleiskit, kad taip ilgai užtrukau šį kartą, bet manau, kad ši tema buvo verta viso šio laiko, kiek aš jo daviau. Ir tikiuosi, kad, nenuvyliau jūsų, kad buvo įdomu ir kad galbūt sudominau ir kad vis dėlto blogio yra visur. Kad vis dėlto blogio yra net ir atrodo tokiuose dalykuose kaip mokslas, kuris turėtų mus šviesti ir mus, savotiškai aukštinti virš kokių nors instinktyvių gyvulių, kaip pavyzdys, ar ne. Vietoj to atrodo, jis dar kai kurių mokslininkų, sakykime, ambicijos kartais net ir mus nužemina žemiau tų pačių gyvulių, virš kurių mes įsivaizduojam esame. Baisu. Taip, išties, bet dar pasvarstymui, galbūt paskutinis klausimas, žmonės, ar jūs nemanot, kad galbūt iki šiol kokie nors eksperimentai tokie, kaip Tuskegee eksperimentai ir Gvatemalos eksperimentai, galbūt iki šiol vyksta. Galbūt mes tiesiog apie juos nežinom ir vėlgi, įsivaizduokit, po 100 metų kuris nors tuometinis jau to meto prezidentas vėl teiks kokį nors formalų atsiprašymą, kad mūsų valstybė jūs nuvylė, kad mes darėm kažkokį eksperimentą jų mažakių ir panašiai. Baisu, žmonės, nežinau. Mes negalim to garantuoti, pasirodo. Galbūt tokie eksperimentai vis dar vyksta. Tiesiog tai slapta informacija ir mes negalim žinoti. Arba jinai kažkur randasi, žinot, oficialiuose medicininiuose žurnaluose, bet labai vangiai aprašyta, kaip Tuskegee eksperimento metu, žinot. Tai taip, viskas, užtenka man čia tiek išsiplėtot. Žmonės, labai dėkoju Jums uždėmesį ir susimatysim jau
kitą savaitgalį, kitą penktadienį, arba jeigu esate labai nekantrus, tai galite prisijungti jau šeštadienį, jau sekančią dieną, sekančią naktį, sakykime, ne, ir pakalbėsime jau daugiau sąmokslo teorijų tematiką, tai taip, lauksiu jūsų tada, na, o iki to laiko linkiu geros likusios nakties, tie, kas klausosi naktį, arba geros likusios dienos, tie kas klausosi kartojimo dieną, bet vienaip ar kitaip linkiu sėkmės visiems ir palieku mikrofoną, duodu pasiklausyti geros muzikos žmonės. Sėkmės visiems, iki.